išlysti, aš labai kažkaip užsibarikadavusi. Tai esmė, kad tarsi aš visada bandau bandyti ribas, ar jos yra, ar nėra, ar dar galima kažką padaryti, negalima padaryti. Ir nuolatos eksperimentuoju tiek savo kūrybą, gyvenimą ir panašiai. Visiškai nebijau iššūkių, bet, sakykime, pagrindinis tikslas vis tiek yra ta vartojimo kultūra, ekologija ir tausojančios aplinkos ir tausojančios žmogus modelio kūrimas. Tai, kaip Mindaugas minėjo, Sandvika, kažkada esu baigusi architektūros studijas, bet neatlaikiau biurokratijos ir nuolatinio kišimo į rėmus kažkokius, kad, tai pastovi kažkas riboja. Aš esu toks laisvas žmogus, kuris nebijo eksperimentuoti ir jeigu aš kuriu, aš ieškau kažko naujo, o nedarau pagal kažkieno sukurtas taisyklės. Tai toliau eksperimentuodama su tom, ką aš galiu daryti, apsistojau ties dizainu, nes, sakykime, kuriant daiktą dizainą, tu esi visiškai laisvai, tu jį tiesiog kuri, eksperimentuoji ir paskui yra vartotojo pasirinkimas, ar jį vartoti, ar jisai ir lieka tik tai koncepcijai. Ir beieškant savęs, mano maždaug 3-4 metus aš turėjau dirbtuves Vilniuje, senamiestyje, nes pasirinkau vietą greta buto, kad mažinti transporto sąnaudas ir panašiai. Bet vėlgi, įlindau į vėl tokius rėmus, kurie vadinasi nuomos mokestis, kur vėlgi tu neturi kūrybos laisvės, nes turi kartais dirbti ir už pinigus tam, kad padengti tuos nuomos kaštus tų patalpų. Ir aš dar kaip toks žmogus, kad Mindaugas neleis pavėluoti. Aš labai nemoku sakyti ne ir kiekvienas, kas prašo padėti, aš visiems padedu. Ir paskui ateina mėnesio pabaiga ir tada sakau vyrui, gal gali man padėti nuomos mokesčių mėnesį. Tai sakyk, prieš 3 metus nusprendžiau atsikratyti ir šito pančio, kuris vadinasi nuomos mokestis ir tiesiog įsigijau labai palankę kainą visiškai užleistą sodybą laukuose. Ir emigravau į kaimą. Tai ten realiai, ta prasme, be brūzgynų nieko gero aš neradau. Kaip? Iki Vilniaus atstumas, tai jeigu nori važiuoti gerų kelių 120 km, jeigu nori važiuoti žvyrkeliu, jų Lietuvoje yra, jeigu jūs nežinojot. Tai jeigu 24 km žvyrkeliu tenkina, tai yra 98 km. Dabar, kadangi jau pradėjau vairuoti visureigį, nes šitas mažas mašiniukas jisai nuskendo pakeliui, tai galiu važiuoti dar trumpesniu keliu. Tai kokia buvo pradžia, tai iš tikrųjų pradžiai įsivaliau teritoriją, aš labai greitai įvaldžiau techniką, kuri neskęsta kaime. Tai susikasiau daržą, pasistačiau namą. Tai galbūt teko kažkada skaityti, tai aš esu ta moteriškė, kuri savo rankom pasistatė nuo pat pamatų namą. Sakykime, namuką. Tai čia nuotraukų matosi, kaip tik vakar vėlai vakare dar spėjau paveiksluoti, tai yra 20 kvadratinių metrų namas perimetru. Vėlgi, kaip sakiau, labai analizuoju vartojimo poreikius, ne? Ir nuo 4 kambarių būtą senamiestį sugebėjau savo poreikius sutalpinti į 20 kvadratinių metrų. Per daug aukštas 20 kvadratinių metrų? Ne, čia yra vieno aukšto pastatas. Nes laiptinė, tarsi, tokiam plotui skaičiuojant, tai galiu pasakyti, laiptinė nėra racionalu, kopėčio aš laipę irgi nemėgstu, nes vis kažkaip link senatvės linkstu, nejaunėjau. O tenais pagyventi dar kažkiek metų planuoju. Tai esmė tiesiog tau užima tą patį plotą, kiek tau užima pačio pasistatyti gyvavimo vietą, tie laiptai. Tai vėlgi reikia visada racionaliai galvoti. Tai tapau labai ekologiškai, o čia kaip tik mano šiandienos pusryčiai. 100-lapis skirtas visiškai iš ekologiškų produktų išskyrus miltus, kuriuos įsigijau parduotuvėje. Tai dabar galbūt trumpai papasakojau, iš kur aš atsiradau ir pas juos atvažiavau. Vis dėlto galėčiau sėdėti vakarais kaime judėti saulę, bet vis dėlto negaliu atsikratyti tų visų globalių problemų. Labai man patogu, aš ten išvažiavau, užsidariau savo teritoriją ir aš nematau to aplinkinio pasaulio, vartokit, darykit, ką norit, manęs tai neliečia.
galėčiau sakyti, nes iš tikrųjų tas pabėgimas į kaimą buvo ne vien tik nuomos mokestis, bet ir tokie dalykai, kaip, sakykime, arba aš patekdavau į tokią aplinką visada, kur nebūdavo to bendruomeniškumo, arba jos iš tikrųjų yra, nes, sakykime, gyvenimas daugiabutė, tie visos komunalinės problemos, aplinkos priežiūros problemos, nes galiu pasakyti, kad aš jau tam bute negyvenu 3 metai ir 3 metai aš kai atvažiuoju žiemą, ten nebūna nukastas kiemas. Anksčiau aš jį visada nukasdavau, iššluodavau ir kartais gyventojai pasidomė, o kur dingo ta valytoja, kuri čia valydavo. Tai va, jau nekalbant apie fasadinį stovį, atnaujinimą kažkokį pastatą ir panašiai. Dabar aš turiu tą mažytį namuką, kur aš galiu, aš pati viską sprendžiu. Ar aš naudoju saulės energiją, ar aš naudoju Vilniaus energiją. Tai, sakykime, tos teritorijos savo turėjimas, man atveria pasirinkimo laisvę. Ką to, ko aš neturėjau mieste, sakykime. Tai vis dėlto aš karts nuo karto atvažiuoju į miestą ir pasidalinu kažkokiam idėjom mintim, toliau kuriu savo dirbtuvėse. Tai, ką aš kuriu, pamatysite vėliau. Bet vėlgi, kodėl aš neatsivežiu čia jokių daiktų ir jų nuotraukų bus tikrai labai minimaliai, nes šiandien mano tikslas yra atkreipti dėmesį taip, ką jūs vartojate ir kodėl jūs vartojate. Nes vėlgi tas išvažiavimas, atitolimas nuo miesto, man iš tikrųjų sumažino labai mano poreikius. Nes kai aš gyvenau senamiesty, tai kiekvieną dieną praeini pro parduotuvių vitrinas ir prisiperki. Tai keletas man nėra tų visokių vitrinų ir tu matai, kad tu apsieini be tų daiktų. Nes pavyzdžiui, šitas namukas jis gimė ne iš karto, kai aš tik tai įsigijau. Iš tikrųjų buvo pirmas atvažiavimas ir aš 3 mėnesius tiesiog mėgrodavau laukuose hamake. Tiesiog tam, kad susiprasti, ko aš noriu iš to teritorijų. Kad gal nebūtų tokie užmojai kaip mieste 4 kambarių butas, kurio dabar realiai nereikia. Tai va. Taigi vėl norėčiau atkreipti dėmesį tą atsakingą vartojimą ir atsakingai vartoti ne tik, kaip, pavyzdžiui, dauguma dabar paskaitų yra, kur kalba apie atsakingą vartojimą, tai maždaug rūšiuokit, ten tvarkykit pakuotės ir panašiai, bet aš noriu jūs atkreipti dėmesį netgi tokiu lygmeniu, kad kai jūs įsigijate būstą, jūs įsivertinkite, kokio dydžio jums būsto reikia. Ir mes kažkaip labai visada rišamės prie vietos ir nepamatuotai pagal, sakykime, šiandienos poreikius mes galvojame, kad už 10 metų aš turėsiu vaikų ir man reikia 4 kambarių. Tai gal vis dėlto tos 5 metus dar pagyventi mažesniam bute ir tos pinigus investuoti į keliones, į savo pasaulėžiūrą praplėtimą, negu kad turėti tą didelį butą ir laukti ir tada gaunas taip, kad ne, dabar dar nelaikas, aš turiu daug darbų ir panašiai. Ir tu užsikrauni savo tą finansinę naštą ir įsipareigojimus ir prarandi tą gyvenimo džiaugsmą, sakykime taip. Tai jeigu eini step by step, link savo tikslų, viskas gaunasi visiškai kitaip. Vėlgi reikėtų atkreipti dėmesį į daiktų kokybę. Ar pirkti 3 poras batų per išpardavimą, ar nusipirkti 1 porą batų, kur gali nešioti 3-4 metus. Aš asmeniškai madų nesilaikau. Visada tas pats stilius patogus ir neinu šopintis, nuolaidas, išpardavimai ir tikrai nebėgu. Net anksčiau, jeigu būdavo, sakykime, poreikis nueiti pažiūrėti, kas ten yra, dabar net nėra poreikio pažiūrėti. Tai va, sakykime, ko labai trūksta mūsų visuomeniai, tai turbūt kiekvienas pastebi, kad bendruomeniškumo. Labai, būtent miesto kultūra, nes, sakykime, kaime, tai kiekvienas viską pažįsta ir visi vieniem padeda ir panašiai. Ir aš pirmą vasarą atsikraukščius į kaimą, į mažesnę bendruomenę, galiu pasakyti, kad buvau labai nustebinta, nes aš važiavau žmogus iš miesto, kaip mes supratę, uždarom savo duris ir nėra nei manęs, nei kaimynų, kiekvienas verda savo sultyse. Tai galiu papasakoti tokį nutikimą, kad į manęs kaime dar visiškai niekas nepažinojo ir atvažiavo visą fūrą, kur suvežė visas statybinės medžiagas skirtas namo statybai, tai yra statybinė mediena ir panašiai. Tai kadangi kelio nebuvo, tai 200 metrų nuo statybvietės tiesiog viską išvertė iš tos fūros ir maždaug, okei, čia tavo problema.
Tai aš, guli ir tegu guli kažkada susineši. Tiesiog man nebuvo dabar reikia, bet, nepraeina 15 minučių, subėga visi kaimynai, kurie šiaip pakankamai tokį gyvena, bet kaime kažkokiu būdu jie vis tiek viską mato ir per pusdienį visą tai atsiduria kluone. Tai vėlgi, jeigu aš nenoriu labai stumti miesto, nes yra čia irgi, atskirai paėmus kiekvienas labai fainas žmogus, bet vis dėlto, galutiniam kontekste, tai mes matome, primėtėte kažkur šiukšlių ir panašiai, tai visą, ne kažkas primėto gaunasi iš to bendruomeniškumo nebuvimo. Aš, pavyzdžiui, jeigu einu, tai, ta prasme, gatve aš netingiu pakelti kažkokią šiukšlių, man tai nėra kažkas tokio. Tai vat, Mindaugas rodo, kad aš čia labai ilgai pasakoju, tai pereisiu prie kūrybos. Tai vėlgi aš orientuojuosi vėlgi tą recyklingą, gamybą iš antrinių žaliavų, bet sakykime vėlgi perdirbė, yra daug kas perdirbama, bet aš pažiūrėjau visą tai kitokių kampų ir tiesiog kokias detalės, kam galima pritaikyti be perdirbimo, nes vėlgi tu sutaupai resursų ir kažką pasidarai, tai iš kompiuterio galima tikrai daug pasidaryti, tai ir šviestuvus, ir auskarus, ir sąsagas, sagas, ir iš tikrųjų galiu rodyti labai daug ką galima padaryti. Ta pati petara, kurios aš labai nemėgstu ir jau kelinti metai nenaudoju, bet kas naudoja, tai galima paversti šviestuvais, aksesuarais ir panašiai. Bet vėlgi, ta prasme, tai kalbant apie dizainą, tai netgi sakyčiau, kad tai nėra dizainas, tai kažkokia buitiniam naudojimui galima pritaikyti ir panašiai. Nes aš ilgai sau negalėjau atsakyti klausimą, kur riba yra tarp trash dizaino ir tas iš vis dizainas, kai atsirado, ne visi objektai buvo pakankamai estetiški ir panašiai, tai labai buvo sunku rasti ribą, tai yra meno objektas, tai yra dizainas, ar tai yra tiesiog kažkoks buitinis gaminys. Tai va, visi mėgstami džinsai, tai čia būtų labai geras iš tikrųjų pavyzdys to ciklinio naudojimo. Nes jeigu yra džinsai, tai yra sunešioja džinsus, sunešiojęs galima pasisiūti aklaraštį arba rankinę, tada, kai susinešioja rankinę, dar galima išsikirpti, pasidaryti auskarus, tas cikliškumas. Jeigu kalbant apie gamybą, tai galima būtų, vėlgi, šitas cikliškumas medžiagos panaudojimo. Nes aš esu aplankiusi eilę gamyklų ir Lietuvoje, ir Europoje, tai ten eina rulonai medžiagos, ir tas visas lateras paskui jas. Ten tikrai dar lieka pakankamai dideli gabalai, kur gali pasidaryti kažkokio aksesuarų, papuošalų ir panašiai. Tarsi vėlgi toj pačioj gamyboje, neišmetant ir sukuriant pridėtinę vertę, bet kažkodėl ko nėra, nes ta konvejerinė gamyba, tai yra, jinai yra taip, kad būtų patogu konvejerį, o ne aplinkai. Tai va, kita mano atrasta medžiaga, tai yra įvairios metalinės kabyklos, lietkabeliai ir panašiai, tai iš jų galima pasidaryti įvairių lankstinių, tai nuo elementarių smulkiausių kažkokio apyrankių ir panašiai iki šviestuvo gaubtų. Tai va šitas šviestuvo gaubtas, tai čia yra kiekviena detalytė, yra rankom išlaikyta, fiksuota ir panašiai. Sakykime, šitie mano skarai yra padaryti, kur būna tiesiog sąsiuviniai su tą spiralę metalinę suveržti, tai va čia yra iš vieno sąsiuvinio pasiruošę. Tai va, kitas modeliukas irgi taip visai netikėtai gimė, kadangi aš kaip minėjau su architektė ir dirbu irgi pagal daugmaž specialybę, tai yra projektuoju interjerus, tai labai nemažai dalykų galima susirinkti šiuose pačiuose sprendimuose. Tai yra statybinis tinklelis, statybinis žgutas, kelias plovežlės ir rankinukas. Bet vėlgi, visam tam reikia įgūdžių, nes nereikia mokėti mažų mažiausiai nerti. Tai va, tarsi dar daugymą pasakiau daiktų, sakykime, ten vietoj Swarovski kristalo viršutiniam kairiam kampe labai mėgstu panaudoti raštelius, nes kadangi mėgėjas papardyti visokią elektroniką, tai vėlgi, ten ta raudonai juoda rankinė, tai yra pavyzdys. Turiu tokį hobį nagrinėti senolio visokius amatus, ir visą temą keliauju po Europą ir mokusi visokių senovinių technikų. Labai palengva buvo už 30
Tai aš jau bekalbant norėjau užkrauti elektros laidą. Ir pažiūrėti, ką tada darytų 3D printeris. Aš nenoriu pasakyti, kad 3D printeris yra blogai, bet mes per tą visą, sakykime, užleidimą savo rankų darbų mašinų, mes tarsi prarandame pamažu įgūdžius ir vis mažiau žmonių moka kažką pasidaryti rankoms. Aišku, smegenys yra gerai, bet kaip aš sakau, visada gali išdingti elektra ir tada kaip išgyventi. Ar mes mokame, ta prasme, įsisiūti sagą, elementarią ir panašiai. Tai būtų gerai, kad mes mokytume žmonėje neprarasti tų įgūdžių, kažkaip perlygisti vienas kitam ir panašiai. Parašykit galima tave surasti ir Vilniuje, ir kaime, ir internete. Mes turim žinutę tiems pranešimams, šiek tiek laiko palikti tiesiog. Tai mane surasti galima absurdo idėjos Facebook'e. Yra puslapis. Absurdo idėjos, atsiminkit. Gal turit klausimų Jurgai? Nes iš tikrųjų, tarsi, aš galiu pagaminti baldus, galiu, tarsi, aš viskas pagaminti. Šiemet nemažai pagaminau, tarsi, šiaudinių sodų tematiką. Tarsi, aš labai daug gaminau, bet nenoriu čia reklamuotis ir tarsi, labai privengiu kažką dėti ar pinti reklamuotis, nes ugdau žmoguje tą poreikį, kad pirkti ne dėl to, kad patinka, o ta prasme, atėjus poreikiui tam daiktui, išsirinkti tai, kas